Labadiena visiems. Jau 4 metus iš eilės organizuojame kūrybiškos vietokuros festivalį, Vilhelmo teatrų festivalis, kuris jau savo pasiruošimo epicentre įgavo pagreitį ir šeštadienį pasirodys pirmą kartą organizuojamame, sakykime, tokioje naujoje vietoje, tai yra Kuršių marios. Ir šiais metais pamatinė šio festivalio idėja yra kraštas su A riestiniu ant A. Tai šios pamatinės idėjos prasme šis festivalis tikriausiai yra vienas iš mažosios Lietuvos, sakykime, meninių tokių sprendimų ir įprasminimų, kuris įtraukia žiūrovą kaip pagrindinį šio festivalio dalyvį. Pirmaisiais metais keliavome dviračiais, antraisiais metais plaukėme Vilhelmo kanalu, trečiaisiais metais buvome patekę net į Kairių poligoną, o šiais metais atiduodame duoklę vandeniui ir šeštadienį tikėkimės, jog Kuršių marių Neptūnas bus palankus mums ir oras leis įgyvendinti visą tai, ką esame sugalvoję, nes scenarinis planas yra viena, o šio kūrybiško festivalio idėjos plotmėje galimai gali atsitikti įvairiausių dalykų. Tai esame labai priklausomi nuo gamtos, bet tikėkime, kad šeštadienis bus palankus tiek vėjo, tiek lietaus atveju ir viską pavyks mums įgyvendinti. Tai pirmiausiai norėčiau pakalbinti Donatą Belkauską, šio festivalio kompozitorių, kuris apjungia visus meninius pasirodymus, kuriuos jūs pamatysite atvykę ir kuo ši festivalio muzika yra ypatinga ir kuo išskirtinė iš kitų buvusių festivalio muzikų. Kaip jau pati Rūta paminėjai, ankstesnieji festivaliai taip pat buvo su mano ir mano kolegos Kristijono Lučinsko prisidėjimu, muzikos kūrimu. Tai šiais metais norėjosi muziką padaryti kitokią negu prieš tai buvę 3 festivaliai. Nesinorėjo stilistiškai kartotis, tad kas lankėsi pirmosiuose festivaliuose, šiemet garsą išgirs kiek kitokį, labiau išgrynintą. Ir jutimiškai bandžiau priartėti kiek įmanoma prie vandens, kadangi šio festivalio stichija šiais metais vanduo, tai apjungiant vandenį, mažosios Lietuvos krašto istorijos tam tikrus niuansus, viskas susiliejo į tokią gan vientisą, plaukiančią meditacinę atmosferą, kuri, labai tikiu, turėtų ypatingai atsiskleisti būtent šitame kraštovaizdyje. Ir pats, aišku, to su nekantrumu laukiu, kaip tai realybėje bus paveiku. Ačiū Donatui, kompozitoriui šio festivalio, ir tikėkime, jog ši muzika užburs ne tik dalyvius, bet ir festivalio trupes, kurių šiais metais bus 7. Ir viena trupė, kuri dalyvauja nuo pat pirmojo festivalio ir tikimės, kad toliau dalyvaus, tai yra Priekulės Ernsto Vicherto teatras ir jo režisierius Donatas, kuris ir iš briedžių, sakykime, išaugo. Briedžiai yra šio festivalio vizitinė kortelė, kur galite matyti jau juos bebraidančius ir brendančius link žiūrovinės, sakykime, scenos. Ir tai Donatai, ką šiais metais sugalvojai ir kaip Ernsto Vicherto teatras įprasmins šio festivalio idėją? Taip, iš tikrųjų, nuo pelkės dabar į vandenį. Iš tikrųjų, taip, teatrui mums yra iššūkis, galim sakyti, bet mes mėgstame eksperimentus. Ir kai visuomet kiekvieną Ernsto Vicherto, Vilhelmo teatro festivalį vis prisimastom naujų objektų, kuriuos po to plėtojame toliau savo veiklose. Šiais metais taip pat gaminamės objektus ir žiūrėsim, aišku, žinoma, esam labai
kaip sakant, tokioj ant klaustuko, galvojom, kaip čia bus, kaip laive, kaip ką, nes laukuose, rugiuose visur vaidinom, bet laive tai neteko vaidinti. Bet manau, kad trupei nebus jūros lygos, kaip sakant, mūsų neužsiubuos ir viskas įvyks sklandžiai iš tikrųjų ir labai džiugu, kad festivalis atranda vis kitas vietas. Ir tiek. Norėčiau pristatyti Agnę Bukartaitę, labai įdomu kalbinti, yra žurnalistė. Tai Agnė šiais metais sutiko, priėmė šitą iššūkį ir ji yra tekstų autorė, o tekstai skambės tarp pasirodymų ir jie iš tikrųjų yra labai prasmingi, apie mažosios Lietuvos ypatumus, apie istoriją ir Agne, kaip tau sekėsi juos rašyti, suprantu, kad buvo nemenkas iššūkis, bet paskaičius juos tai tikrai labai prasminga ir žmonės atvažiavę į festivalį ne tik pamatys meninį vyksmą, bet ir susipažins su mažosios Lietuvos istorija, arba susipažins, arba prisimins mažosios Lietuvos istoriją per tam tikrą, na, sakykime, meninį tekstą, tai keletą žodžių tau. Ačiū Rūta, sveiki visi. Nežinau, ar čia mes tiksliai galime pasakyti tai, jog tai yra kažkokios istorijos apie mažąją Lietuvą, aš gal sakyčiau, tai yra labiau trumpos esė apie žvejus, žvejišką gyvenimą, apie tai, ką Rūta visai neseniai sakė, kad yra priklausomi nuo oro, mes būsim priklausomi nuo oro, tai yra pats festivalis ta diena. Tai aš tai pasistengiau, kad tie tekstai ir būtų persmelkti tų žmonių, kurie čia gyveno, priklausomybės nuo gamtos. Tai yra nuo visų tų stichijų, kuriuose skirtingai nuo kito Lietuvos krašto, kur labiau yra agrarinis, žemyninis kraštas, mes tuom ir esame ypatingi, šitas kraštas tuo ir yra kitoks, kad jis yra apjungia daugybę stichijų, čia yra daugybė vandens, čia yra savitos tradicijos, čia susiformuoja labai savotiškas žmonių charakteris ir tai nebus kažkokios istorijos pamokėlės, tai yra esė, kuriais aš norėčiau, kad žmonės atvykę čia, įbridę į tą vandenį, savo odą pašiurptų ir pajautę tą vėją, tą atmosferą, tą nežinau, tuos debesis pasiekę akimis. Ir matydami Lietuvos medinį būrinį laivyną, jie pajustų kažkokią to senojo laikmečio dvasią, kuri jinai dar čia gyva, jinai alsuoja. Sakau, ne istorijos pamoka, tai kažkoks dvasinis pasivaikščiojimas po žvejų, žvejyčių, laivų ir žmonių gyvenimus čia Pamario krašte. Manau, kad tikrai tie pasivaikščiojimai nebūtų, na, tokie įsimintini, jeigu ne Romaldas Adomavičius, medinio būrinio laivyno, mes sakykime, kapitonas, kuris sutiko reprezentuoti net istorinius 7 laivus ir kaip jiems seksis ir kaip jie, na, įsigyvens į šito festivalio pagrindinę idėją pamatysim šeštadienį, o Romaldai, kaip jūs galvojate, ar oras bus palankus ir pavyks įgyvendinti visas idėjas ir jie neišsigas, šis laivynas neišsigas meninių sprendimų, kurie laukia šeštadienį. Tai jeigu jūs dėdukų įpilsit, tai oras bus palankus ar bent jau nekenks. Ačiū labai, kad pakvietėt mus čia prisijungti ir aš manau, kad visų pirma mes tikrai, manau, neišsigasim. Aš kalbu apie laivus, įgulas ir svarbiausia yra galbūt parodyti tą vandens kultūros artumą žmonėm ir kad ir tie menininkai, artistai, kurie, kaip sakė, pirmą kartą gal vaidins, rodys kažkokį pasirodymą laive, jiem tas buvimas laive taptų savas dalykas. Ir apskritai aš manau, kad medinis būrinis laivynas kaip po toks, tai yra ypač Pamario Lietuvos dalies, Kuršių marių Pamario, Nemuno pakrančių irgi yra tokia neatsiejama kultūrinio kraštovaizdžio dalis, nes ypač Pamary žmonės, jie gyveno iš marių, galima sakyti, ir jiem laivas buvo pagrindinė veiklos išgyvenimo priemonė, kuri tai buvo tiesiog darbinis toksai
daiktas, objektas, mes jį dabar labai romantizuojam ir iš tikrųjų, bet jų neliko nei vieno tokio, kaip sakyti, autentiško. Po Antro pasaulinio karo tai jų šimtai čia plaukiojo prieš karą. Ir mes džiaugiamės, kad mūsų yra ta, kur dalis tų laivų atstatytų ir jie yra įprasminami. Ir būtent kiekviena bendruomenė, esanti Pamaryje, kurianti kažką, organizuojanti renginius, supranta ir pamato taip, kad tos unikalų kraštovaizdžio dalį šitos laivus, juos bando integruoti. Mes esame, aš sakau, aš esu labai džiaugiuosi tuo, kad radote, matote prasmę daryti šitą tokį, atskleisti, sužadinti žmonėms šokias emocijas, pamastyti apie savo istoriją, apie šito krašto istoriją, kas tai yra sava ir įveiklinti šitos laivus. Ir aš manau, kad ta sinergija gausis labai, labai gera. O gausis taip, kaip gamta leis, taip ir gausis, aš manau, o tikrai kažkas pavyks, kataklizmų nerodo ir manau, padarysim tokį pakankamai išskirtinį daiktą, atsiprašau, ne daiktą, tiesiog renginį, emociją sukursim ir tai atsimins žmonės ilgą laiką. Palaukit. Apie patį būrinį laivyną, sakykit, gal galite paviešinti bent kelis būrinio laivyno atstovus, kurie atvyks į Bulių salą ir reprezentuos jį? Tai taip, kaip jūs sakėte, yra 7 trupės, tai faktiškai yra ir 7 laivai, tai visi laivai yra Rygulos pakankamai patyrę ir dabar matome už savo nugarų tai didžiausią mūsų laivą Reizinę Drėverną. Būtent jie kaip yra čia šeimininkai, galima sakyti, šito uosto. Ir taip pat dalyvauja Lietuvos jūrų muziejaus Kurėnas Judvienas, virš 20 metų plaukiojantis ir dalyvavęs nacionalinėje ekspedicijoje. Taip pat Vytautas Didysis, irgi nacionalinės ekspedicijos laivas. Taip pat Juoda meška, ventrinė valtis iš Kintų. Vytinė Didysis atplauks iš Svencelės, dabar šiuo metu stovi. Germanika, Mažasis Kurėnas irgi dalyvauja, atplaukia iš Kintų, prisijungia. Rusnietė, ventrinė valtis. Tai va čia, manau, ir dar vikingų laikų burlaivis Biesus, stovintis Drėvernoje. Tai va iš visų Pamario kraštelių susirinks čia laivynas ir bandys kažką gražaus parodyti kartu su menininkais. Ačiū Jums, labai nuteikėt labai gerai dėl oro, kad tų kataklizmų nerodo, tai to mums reikia. O dabar norėčiau pakalbinti Beną, šalia sėdinti, ir pristatyti jį kaip, sakykime, trupės tokį atstovą. Net negaliu pasakyti, kad tai trupė, tai yra Kuršių genties istorijos klubas. Ir šis klubas, galvojom, kad tikrai nesutiks dalyvauti šitame utopinėme festivalyje, bet sutiko labai palankiai šį pasiūlymą ir džiaugiamės, kad ar tikrai palankiai, toj paklausim. Ir džiaugiamės, kad jūs esat čia ir truputėlį atskleiskite pačią idėją, truputėlį apie klubą, kuom jūs gyvi ir kuom jūs alsuojat ir ką mes pamatysim šeštadienį. Na, kuršiai ir iš istorinių šaltinių žinom, kad jie buvo avantiūristai ir vykdavo ten, kur kitiems žmonėms atrodė baugu. Tai mes šio renginio metu ir pakviesime žiūrovus atsigręžti šiek tiek į gilesnę praeitį, į žmonės, kurie formavo pirmieji tą marinistinę kultūrą, tą mentalitetą šito krašto žmonių, kurie, jeigu kokių žemaičių genties atstovams jūra buvo baugi, kažkokia tai erdvė mitologinė, tai jiems buvo galimybės, jiems nebuvo, jie žinojo, kas yra už jūros, kas yra Danija, kas yra Gotlandas, Švedija. Tai pasiūlysim pažvelgti šitų žmonių gyvenimą teatralizuotai, pasistengsime pristatyti galimus, galėjusius vykti jų gyvenimo epizodus jūroje, šiek tiek jūrinės kultūros į marias įnešime. Na ir patiems įdomu, kaip čia gausis, nes planuojame kiek įmanoma istoriškiau dalyvauti, bandysime turbūt irklais čia judėti. Tai kaip gamta duos, jeigu dievai bus palankus, tai čia viskas gausis gerai. Na ir žiūrovai turi būti nusiteikę taip, kad su vandeniu, vėju ir laivu ne visada viskas būna taip, kaip aš noriu, o taip, kaip
kaip reikia viskas įvyksta. Tai viskas ir bus taip, kaip reikia, viskas bus labai gerai. Žmonės yra labai su susidomėjimu, sutiko šitą idėją, visi diskutuojam, nuo dabar keičiam daug kartų savo planą pasirodymo, pristatymo, visgi nesam profesionalūs aktoriai, nors vaidinti mums tenka viešųjų renginių metu. Na ir va, bus įdomu, manau, abiem pusėm pasižiūrėti, kas gavosi. Ačiū Jums, optimistiškai nuteikėte. Na ir noriu Gintarę pakalbinti, Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro atstovę. Mes su turizmo informacijos centru visada bendradarbiaujame ir ypatingai šitame festivalyje, nes tai visgi galvojam, kad tai yra festivalis, kuris, pritraukė tą lankytoją, atlikom prieš metus ir tyrimą ir daugelis atsakiusių praėjusių metų festivalio dalyvių, tai yra dalyvių lankytojų, tai visgi buvo ne iš mažosios Lietuvos. Ir džiugu iš tikrųjų iš vienos pusės, jog žmonės domėsi šituo kraštu ir Gintarė ir atstovauja ir Eisinė Dreverna, kuri, kaip minėjo Romualdas, jau stovi ir laukia festivalio pradžios šeštadienio. Tai ar aš teisingai pasakiau, ar aš teisingai supratau, kad šis festivalis irgi yra, tarkim, toks turistinis kelias, kuris irgi turi savo vietą mažosios Lietuvos tame turistinėme lauke ir ar jis atspindi ir atliepia to keliautojo, turistautojo mažoje Lietuvoje, sakykime, patenkino jos smalsumą ir ar tokie festivaliai yra gajūs? Ačiū Rūta, sveiki visiems. Tikrai džiaugiamės būdami šio festivalio dalimi ir iš tikrųjų taip, repetuojame, Siaurėsnė atplaukusi ir šiandien turėjome plaukimą ir iš tikrųjų šitas festivalis tai yra tikrai nauja patirtis Reisiniai, nes kai 2014 metais mes jį pasistatėm ir tikrai negalvojom, kad tiek bus daug veiklos, tiek daug naujų iššūkių, vat kaip ir šį šeštadienį, ar ne, kai tikrai tapsime scenos dalimi, aktorių aikštele, tai tikrai labai džiaugiamės. Ir aš manau, kad tikrai turistai, vat kaip jūs sakote, kad tik iš kitos, ne tik iš mažosios Lietuvos, ar ne, atvyksta, tai tikrai jiem turėtų būti kažkas vau. Kažkas vau. Nes tikrai būna tokių dienų ir apie orą, kad mes savo turistams pasakome, kad atsiprašome, mūsų laivas šiandien neplauks, nes yra pakilęs vėjas. Bet tikrai, kaip ir Romaldas sakė, kad neturėtų būti sukilęs vėjas, turėtų būti viskas gerai, tai žodžiu tikrai ruošiamės, puošiamės, batus turime, viskas. Tai dar trumpai noriu pasakyti, jog, kaip ir minėjom, tas septynetas mums tikiuosi bus palankus ir įvardinsiu, jog už mūsų, braidžioje šio festivalio vizitinę kortelę Ernsto Vicherto teatro sugalvota, ir tapo jau tik tais, briedžiai keičia savo spalvą ir jie keliauja per visus festivalius. Briedžiais tampa savanoriai tiek iš Priekulės meno kultūros centro atstovų, tiek iš gyventojų, kurie pasiryžta šitai avantūrai tapti briedžiais, nes tikrai nėra lengva laikyti briedžio galvą. Ir tikimės, kad šios suburtos, tokios neprofesionalios trupės pasirodymas irgi bus palankus. Ir kaip ir minėjau, pasirodys Ernsto Vicherto teatras, turėsime labai gražų muzikinį pasirodymą ir trio Upinės atvyksta su, sakykime, poezijos dalimi. Kasmetiniai šio festivalio dalyviai, mes be jų kažkaip net neįsivaizduojam šio festivalio, nors kiekvienais metais jie nustebina vis kitais kūrybiniais sprendimais. Tai yra pantomimos teatras A, jau minėti Kuršių genties istorijos klubas Pilsots. Turėsime svečių šiais metais, kadangi festivalis turi tokį tarptautiniškumo prieskonį. Tai praėjusiais metais turėjom švedų kompaniją, šiais metais atvyksta belgai.
ir studijoje Eklipse tai įspūdingas pasirodymas meninis ant vandens. Tikimės, jog lėktuvas atskris penktadienį su trupe ir šeštadienį jie pasirodys ant specialiai šiam festivaliui sumontuoto pontono. Na, turime šokio ir cirko trupę Kanta Company iš Vilniaus ir galiu taip, na, sakykime, nuteikti gomurį skaniai, jog šį festivalį vainikuos Amatininkų gildija Lamata su istorinių valgių rekonstruktorė Edita Nurmi ir na, festivalio pabaigoje kiekvienas žiūrovas, dalyvis šio festivalio bus pavaišintas vikinginiais patiekalais ir tikimės, jog šitie vikinginiai patiekalai, kurie receptai siekia net 1000 metų, sužadins gomurį ir saugiai grįšite į Priekulės meno centrą. Visi klausia, labai daug sulaukėme skambučių dėl saugumo šito festivalio. Tai norime tiesiog pagarsinti, jog ir gal ir matosi, žvelgiant į Kuršių marias, jog barža, kuri yra atplukdyta vidaus vandens kelių direkcijos, ji nėra nutolusi nuo kranto, tai yra apie 10-15 metrų, gylis yra maždaug man iki kelių, bet būsite saugus, todėl kad kiekvienas dalyvis privalės dėvėti gelbėjimosi liemenę, nors gylis yra tik siekiantis 40-50 cm. Labai dėkojame Vakarų jūros šaulių 3. rinktiniai, kuri mums padės su dalyvių saugumu, turėsime greitosios medicinos pagalbos stotelę ir lygiai taip pat turėsime narus, kurie ir praėjusiais metais atliko, sakykime, vaidmenį kaip ir vaidybinės trupės, tai šiais metais juos pakvietėme jau atstovauti kaip trupė, bet jie pasirūpins ir dalyvių saugumu, bent vizualiai, kad žiūrovai jaustųsi saugus ir visiems būtų nors bent akims ramu, nors gylis yra tikrai labai nežymus ir tikėkime, kad festivalis, Vilhelmo teatrų festivalis, kūrybiškos vietokuros festivalis praeis sėkmingai ir mums beliko tik visiems palinkėti gero oro. Repeticijų neįmanoma šito festivalio surepetuoti, tai tikimės, kad tie 3 seansai taip ir yra suplanuoti, kad vienas seansas truks iki 3 valandų, tai laukiame jūsų 12, 15 ir 18 valandą. Bilietai jau visi išparduoti, tai laukiame visų, kurie spėjo nusipirkti bilietus, o bilietus kažkaip pavyko šiais metais išparduoti, jeigu neklystu, tai ar per pusdienį. Tai smagu, jog domisi, žmonės laukia tų bilietų ir tikimės gero vėjo ir gero sėkmingo festivalio. Ačiū labai visiems. Noriu pasakyti, kad šitą festivalį, sakykime, finansuoja didžiąją dalim ir esame labai dėkingi Lietuvos kultūros tarybai, esame dėkingi Klaipėdos rajono savivaldybei ir turime naujų partnerių, sakykime, partneriai tokie labai skambus. Tai mums liemenes šiais metais suteikia net 3 kompanijos, tai yra Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, Smiltynės perkėla ir jau minėta vidaus vandens kelių direkcija. Ir šiom didžiosiom kompanijom, kurios yra tikrai susijusios su vandeniu, esame be galo dėkingi ir tikimės, jog mūsų tas ratas rėmėjų tik didės ir šis festivalis gyvuos kitais metais jau jubiliejinį 5. kartą. Ačiū Jums labai.